Sveiki, mėlyjei. Čia laida Lietuva sveiksta. Ir Lietuva sveiksta ypač vasarą, ypač prie jūros, nes čia į Klaipėdą atvykome ir Lietuva sveiksta, ieško, kasgi tam pajūry tokio naujos bangos nešami, gali padėti visai Lietuvai jaustis geriau. Apie prevenciją. Žinot, kažkaip galvodama, toks sunkus ta žodis prevencija, pagalvojau, kad kaip apie prepartį, kaip sakom, tai viskas aišku. Tai ta prevencija, irgi žiūrėkime apie tą Šiandien nuostabų žodis čia šalia manęs. Jolanta ir Alvydas Česai dviese, įsivaizduojat, šeimyną pasisodinau čia ir noriu pakalbėti apie melanomą. Apie tai, kad daugybė ligų neturi pavidalo išraiškoje. Tuo tarpu melanomą kartais mes matom kasdien. Pati nusiėmiau apgamėlį prieš porą metų ir tiesą sakant, kiekvieną dieną jį matydavau. Kiekvieną dieną ryškesnis, netoks ryškus. Kol kažkada taip pradėjau jo nemėgti, kad nuėjau pas specialistus. Štai apie ką šiandien noriu su jumis pakalbėti, nes man atrodo, kad kai žiūrim į kitą, veidrodžiuodami jame, tai matom tą, kaip sako, krislą akyje, bet savyje dažnai kažko labai rimto nepamatom. Jolanta, nuo jūsų noriu pradėti. Iš tikrųjų, ta melanoma yra tokia, viskas prasideda nuo tarsi paprastų dėmelių. Taip. Iš tikrųjų? Iš tikrųjų taip. Pasakykit, kaip ten, kuo ten viskas skiriasi? Jūsų tokia labai linksma įžanga, tačiau kai mes tariam žodį melanoma, jau šiek tiek būnam sunerimę ir išsigandę ir pacientui dažnai sakydami, kad jau mes tikrai pamatėm, nesam taip patosiškai linksmai nusiteikę. Bet jeigu kalbėt apie šitą naviką, tai šitas navikas pirmiausia yra matomas. Ir jeigu pacientas žino, kad reikia apsižiūrėti odą, jeigu jo artimieji gali apžiūrėti odą, jau yra didelis žingsnis į jūsų minėtą prevenciją. Tai melanoma yra odos agresyviausias navikas, kuris yra įvairiam pavidale galėtų būti. Tai galėtų būti ir dėmelė, ir mazgelis, ir galėtų būti tamsus, ir šviesus, bet kokiu atveju tai yra matomas darinys. Dažnai tai būna naujadaras, dažnai tai būna išsivystęs iš buvusio apgamo, bet dažnai praleistas, neapžiūrėtas dėl baimės eiti pas gydytoją, dėl galvojimo, kad gal praeis, arba tiesiog dėl apsunkinto patekimo pas gydytojus. Jolanta, ar praeis? Ne. Jeigu jau kažkas atsitiko, nepraeis. Ne, Savaime nepraeis. Nenudžius, nenukris, žolelėm uždėjęs, neišgydysiu. Ne, tikrai ne. Tačiau būna tokių formų, kai buvęs tamsus darinys staiga pradeda šviesėti ir lyg atrodo, kad gal jau visiškai išnyks. Tai yra turbūt blogiausia istorija ir blogiausia tėkmė tos ligos, bet jeigu tai yra melanoma, jinai tikrai nepraeis. Kiek čia didelė jinai yra? Kiek čia tų, nežinau, ant kūno vidutiniškai mes suaugę turim vis tiek porą dešimčių kažko tikriausiai, ar ne? Taip. Ar yra kažkaip paskaičiuota? Taip. Yra manoma, kad kuo yra daugiau apgamų, tuo didesnis šansas įsivystyti melanomai. Tačiau kita vertus mes turim labai daug pacientų, kurie turi vieną apgamą ir tas vienintelis yra melanoma. Mes jį vadinam apgamas de novo, naujai atsiradęs ir staiga besikeičiantis ir tai būna melanoma. Gyvenu savo gyvenimą, prie jūros, einu, visur būnu. Kas turi būti tas elementas? Žinot, aš kartais pagalvoju apie apgamus kaip apie erkes. Nepamatyti erkės ant kūno, nemokam. Būtinai pamatom, būtinai užkliūva. Ne. Kodėl apgamo mes negalim pamatyti? Galbūt akis pripranta ir jis yra labai senai ir atrodo, kad lyg ir nesikeičia. Galbūt tai, galbūt vėlgi ta pati baimė, kad gal čia nieko tokio ir neįsiu ir nenoriu sužinoti tos diagnozės. Bet jeigu jau pamatom ir kyla klausimų, tai visada yra tiesus kelias
pas gydytoją, bent jau pas šeimos gydytoją. Alvydai, dar truputėlį, žinau, kad jau kai jau paklausiu, tai viską, liksim prie jūsų truputėlį. Jolanta, kas yra tie labiausiai paveikiantys, kad kažkas pakistų? Nes aš suprantu, kad gali nieko ir nenutikti. Tai, kad aš čia virš lūpos turėjau tą, žinot, gražų į niujorkietišką apgamėlį, galbūt jis galėjo toks ir likti. Bet kas tokio paveikia, kad taip nutinka? Mes labai dažnai kalbam apie saulės poveikį odai, tai iš tiesų vienas iš faktorių, apie įvairiausius radiacinius pakitimus, apie traumavimą to darinio, kai jis yra dažnai traumuojamas, dažnai, kaip mes sakom, prakruvinamas ir kraujuoja, tai bet koks mechaninis pažeidimas, o šiaip dar yra kiti dalykai, tai yra paveldėti genų pažaidos, ląstelių pažaidos, iš kurių po to vėliau išsivysto melanoma. Ir taip mes įsivaizduodame, kad jau tokie solo žaidėjai čia atsiradom, ar ne, čia kisiritom ir čia jau viskas, jau tik nieko panašaus, mes tęsinys kažko, ne, mes toliau tęsimės. Nu, Alvydai, tai ir kas su tai žmonėm yra? Matau, kad blogai, ateinu pas Jolantą, Jolanta sako, negerai, kas toliau atsitinka? Jūs esate tokie, kaip čia, žingsneliais viens nuo kito. Laipteliai. Mes turbūt turime atsiminti, kad vis dėlto onkologija tai yra labai tokia sudėtinga ir žmogaus būsena, kada įsivysto onkologinis. Ir tenais vienas kažkoks tai žmogus negali būti atsakingas už viso to proceso vyksmą ir taip toliau. Todėl dirbame komandai ir melanomai, jeigu žiūrėti, tai dermatologo yra pradžia. Mes galime įtarti, ar šeimos gydytojas jo pamatė kažkokį tai pokytį, ne taip atrodo. Dažniausiai tai, ačiū Dievui, kad jie atsiunčia, reiškia, ir tos, kurie galbūt tik tai įtarė, bet sako, aš neturiu kompetencijos, jūs nueikite pas. Bet dažnai būna, kad nieko čia tokio, čia 100 metų tas apgamas buvo ir tam žmogui jau nerimastis, bet jisai sako, šeimos daktaras sakė, nieko tokio, čia tau jau 20-30 metų yra ir tu toliau gyvenk su juo. Tai kada jau dermatologai pamato ir kada jau nustato, kad tenais pasižiūrėdami specialiais prietaisais, dermatoskopais ir įvertina, jau praktiškai mums turbūt, nežinau, bijau sumeluoti, bet turbūt 90% dažniausiai būna diagnozės jau to pažiūrėjimo. Pas onkologą jau siunčiam jau 100% diagnozę, dėl to, kad dar praeina tos etapus, kai yra diagnozuojama pradžioje neinvaziniais tyrimo metodais, tada invaziniais tyrimo metodais ir tada, kai jau turim tokią išoperuotą melanomą ir stadijuotą melanomą, tada jau siunčiam chemoterapeuto konsultaciją. Jo, o mūsų yra įvairiausių gydų ir paprastai dar netgi iki operacijos mes tą ligonį turime paruošti tam, kad ištirti ir nepadaryti netokio žingsnio, kokio reikia. Nes dažnai dabar jau yra melanomos gydyme tam tikri lokusai, tokie lokalizuoti, kurie mes sakome, tai yra visiškai lokali melanoma, kur išplitimo nustatydami įvairius tyrimus mes nieko nerandom nei limazgiuose pažaidos, nei aplinkui. Kita yra regioniškai pažaida, tai yra jau kada sureagavo limazgiai ir tuose limazgiuose gali būti, reiškia, metastazės. Jas mes turime patvirtinti, atliekame sarginio limazgio biopsiją jau operacijos pirmosios metu ir tada, kada mes jau nustatom, atrodo, nereikšmingas, nedidelis apgamėlis, kuris tapo melanoma ir mes jau diagnozuojam, kad ten yra metastazių daugybinių visur kitur, organuose, plaučiuose, kepenyse. Dėl apgamo? Taip, jau tas apgamas virto melanoma. Taip, jisai gali būti ir... Jisai man plaučius sugadino. Tai yra pats piktybiškiausias navikas šiai dienai ir vienas iš agresyviausių. Ir tada mes jau po, reiškia, to pirminio to stadijavimo mes nustatome, kokią vis dėlto pasirinkti chirurginę taktiką ar medikamentinę. Turim kelis būdus gydyti. Taip. Ir tada, jeigu, pavyzdžiui, dabar pagrindinė yra, dar Lietuvoje mes dėja neturime to vadinamo ir kompensavimo mechanizmų, nes yra imunoterapija skiriama dar neišoperavus, reiškia, tos melanomus, o tik paėmus biopsiją ir kada tu nustatai regioniškai pakitusius limazgius, kuriuos tu paskiau operuosi, skiri tam tikrą preventyvinį gydymą, tada imuninė sistema užsiveda, jinai labai aktyviai atpažįsta tą melanomą ir jau pradeda jinai valgyti, nes taip tai iki šiol, kaip aš sakau, jinai net pažino, nes kiekvienas navikas, tame tarpe melanoma, yra labai gudrus.
Ir jie įskiria tam tikrų medžiagų, kurios trukdo atpažinimą ir ta imuninė sistema neveikia. Tai mes skirdami imunoterapiją paleidžiame, kaip sakyti, tuos mūsų imuninės sistemos karius, pabudinam ir jie tada pradeda valgyti. Ir tada jau tik tai antruoju etapu mes operuojame. Ir tada yra dabar įrodymais pagrįsta nebijotinai, kad šitie rezultatai yra daug geresni. Tačiau, kada yra tik... O visada būna tiek laiko tam mes privalome tą daryti, jeigu norime geresnio to... Mes jau pradedam gydymą, tik tai tiek, kad jisai pradedamas šiek tiek kitokiu kampu ir tai yra geresnis rezultatas. Tačiau, jeigu mes turime lokalią melanomą, aišku, mes turime apsiriboti, reiškia, tik tai chirurginių ir plastikų darbų, kurie jie padaro tą savo darbą ir priklausomai nuo to, kokį mes gauname melanomą, mes galime vėliau taip pat skirti gydymą preventyvinį. Tai pavyzdžiui, imunoterapijos, taikinių terapijos, priklausomai nuo to, bet mes jau atliekame ir molekulinius tyrimus, ir histologinius, imunohistocheminius, tam, kad numatyti, kokia ta agresyvi forma, mažiau agresyvi forma. Kaip jūs nustatot agresyvumą? Tai yra, paimame tą biopsinę medžiagą, mes ištiriam mūsų patologai. Bet čia operacijos metu, ar ne? Ne, po operacijos. Po operacijos. Nes čia yra labai preciziškai reikia jau turėti. Ar tie kraštai, kur išoperavo, yra tvarkingi, sveiki, ar ta navikų mitozių daug yra, reiškia, ant kiek jisai agresyvus. Ir tada tyrėme dar papildomai molekuliniais, tais labai preciziškais tyrimais, kurio naujos kartos sekoskaitos būdu mes nustatome tam tikras mutacijas, tame tarpe BRAF, KIT ir kitų, kuriom jau yra technologijos taikiniai, kurie gali jas blokuoti, nes tai yra viena iš tokių, kaip sakyt, molekulinio giliame pogrindė esančio tos ląstelės, kodėl jinai aktyvėjo, jei kažkas tai sudavė signalą triggerį, bet kodėl jinai, jeigu nebūtų to mutuoto geno, ko gero jinai ir būtų pasilikusi. Ir nesvarbu, ar saulė, ar dar kažkas ten jo laukia. Taip, o jau jisai buvo pasiruošęs. Dabar mes turime, irgi turbūt turėdami vieną pacientę, kuriai diagnozuota in situ, reiškia, liga. Diagnozuota in situ liga, tai reiškia, kaip dar ne metastatinė. Bet žmogus turbūt jaučia kažką tai. Ir toj šeimoje kitas susirgymas yra visiškai jos artimojo visiškai nesusijęs su melanoma. Ir mes darome platų molekulinį ištyrimą. Ir nustatome, kad yra vienas genas, kuris predisponuoja susirgymą melanomos. Ir dabar pasakykit, kai dukra, reiškia, nieko neįtardami išpjautas yra praktiškai, toksai proliferuojantis apgamas. Ir tu gauni tokį atsakymą, kuris rodo, kad jinai gali sirgti tikrą agresyvę piktybinę melanomą. Tai tokiu atveju mes visiškai kitaip pradedame į tą ligonį žiūrėti. Ir tada jau kontrolė ne po metų ar dar ko nors, jau tada sakome, jau turite jūs žiūrėtis daug anksčiau. Tiesiog sustatom kitokį planą sekimo. Algirdai, ar galite paaiškinti, kodėl jūs pasakojat, kaip gydot? Nes jausmas, man, pavyzdžiui, tai, kad kai jūs pasakojat, tai kas, kad pusę žodžių nesuprantu, tų progesteralinių, ne? Bet man tai rodo, kaip labai jūs žinot, kaip ten bus. Tai žinai, kad yra visa matrica sudaryta, aš ten net neturėsiu sprendimų priimti, kaip pacientas. Ir man jausmas, kad žiūrovams tai yra labai labai aišku, kad, žiūrėk, kiekviena tavo skirtinga situacija yra apgalvota. Matrica jau veikia, kokiu būdu, kur tave gydytojas veda. Ir dėl to, šitoj vietoje aš nebeturiu kuo abejoti. Tai žiūrėk, kodėl dar tada žmonėms baisu ateiti, pasirodyti, kai kažkas negerai? Kaip jūs galvojate? Kaip jūs su kolegom kalbat? Gal yra labai daug mitų. Yra labai daug mitų apie tai, kad melanoma yra neišgydoma ir kad melanoma yra mirties nuosprendis. Tai yra vienas mitas. Kitas mitas galbūt yra... O gal ir paneigėm iš karto? Taip, melanoma yra gydoma ir tikrai nesvarbu kokia stadija, chemoterapeutai tikrai nepasakys, kad viskas. Kad vis tiek dar yra ir dar yra gydymo būdai ir toliau jinai bus gydoma, kokia tai stadija bebūtų. Nepasakys, kad jinai nėra gydoma? Nepasakys. Kurią stadiją mes apčiuopiam. Taip, tikrai taip. Bet Algirdai, pritarkit, kad šiaip būna jau vėlyvos stadijos pakankamai, kai ateina žmogus.
Mes iki galbūt kokį 10-15 metų atgal tai tikrai sakydavom, vidutinis išgyvenamumas pacientų, jeigu jie turi metastazavusią melanomą, tai yra į kitus organus nuėjusios metastazės į plaučius, pavyzdžiui, kepenis, smegenis, tai turėdavom išgyvenumą iki 3-6 mėnesių. Viskas. Nesvarbu, kokius mes medikamentus naudojam. Atėjus imunoterapijos, taikinių terapijos erai, šitie žmonės gyvena 10-15 metų. Ir būna taip, kad ateina, tu pamatai išopėjusius didžiulius guzus tam žmogui, po 4 savaičių jisai ateina, jisai švarėjo oda, nebeliko nei vieno metastazės, reiškia, židinio. Tai kodėl neteiti? Bet tikim, kad yra žmonių, kurie neteina, kad jie... Dabar jau mažėja, nes vis tiek ta informacija, ta sklaida yra, žmonėms yra prieinama ir jie matyt jau pradeda girdėti, taip kaip ir anksčiau būdavo. Ten nukalbėti apie, sakykime, ginekologinius arba ten, sakykime, krūties vėžio atvejus, tai būdavo, tokia stigma, nenoras. O dabar jau žmonės tai kalba visiškai natūraliai, normalu, bet tai yra, dešimtmetis eina, kad informacijos sklaida didėja ir vis tiek dar turime užleistų atvejų. Tai melanoma taip pat, ne veltui, Jolanta ir Klaipėdoje organizuoja melanomos dienas ir patikras nemokamas, kad tik tai ligoniai, čia daugiau galbūt ne kad patikrintum ir ten atranda, bet daugiau, kad informaciją paskleisti, kad ateiti, kad tai paprasta. Ir tas jūsų sakot, tai nes Lietuva sveiksta. Taip. Tai vienas mitas yra, kad neišgydoma. Kokie dar yra mitai? Dar galbūt, kad tas gydymas pats yra labai baisus ir kad žmonės labai sunkiai toleruoja tą gydymą ir aš nežinau, praeidama koridorių klausausi, kai pacientai dalinasi, ypatingai vyresnės kartos, čia man rūžava chemija, čia man dar kitokia chemija ir kaip čia viskas buvo blogai. Tai vėlgi, tas gydymas šiai dienai yra labai personalizuotas, priklausomai nuo ligos stadijos, nuo mutacijų, nuo visko ir tikrai jis yra įgyvendinamas ir pacientai atlaiko galbūt. Tai tikrai jis įmanomas realizuoti tas gydymas. O kaip po to? Reikia stebėti, reikia vis... Nebejotinai yra vėlgi kaip priklausomai... Nuo situacijos, žinoma. Nuo situacijos priklauso, bet pirmi 5 metai tai yra labai aktyvaus stebėjimo. Pirmus metus mes ten rekomenduojam tam tikrus tyrimus ir dermatologo apžiūrą kelis kartus per metus, po 5 metų jau tie vizitai retėja. Tai žmonės irgi turi nusibrėžę tam tikrą tikslą, kad ten išgyvens 5 metus ir ten suretės tų konsultacijų. Bet dažniausiai jie būna per tos 5 metus tiek apšildyti ir tiek įpratę eiti ir sulaukti tų gerų žinių, kad niekas neprogresuoja, kad ir po 5 metų jie ir 6 metus nori to pačio tyrimo plano ir 7 metus ir tarsi jiem yra drąsiau išgirsti tas geras žinias. Taip, ir žinot, to dėkingumo medikui mes turim tiek daug, kad tiesą sakant, jeigu atėję kažkuria prasme žmogui atrodo, kad ir jum gera pasakyti tą gerą žinią. Taip, kad ir jum kažkokia tam tikra dovana. Taip, tikrai taip. Laidos pradžioje jūs minėjote tokį, kai kurie supranta, kad teks laukti patikrinimo. Taip. Kad tarsi turime šitą problemą, kad aš nežinau, kada mane priims. Gali truputėlį papasakoti? Patekti pas dermatologą turbūt bet kuriame Lietuvos mieste yra ganėtinas iššūkis. Net prie jūros. Taip, ir prie jūros taip pat mes turim iššūkį patekti pas dermatologus, todėl labai skatinam šeimos gydytojus mokytis dermatoskopijos ir organizuojam įvairiausius kursus ir mokymus, kaip tą reikėtų daryti, kad tos pacientus kiek įmanoma minimalizuotų ir atsiųstų tuos, kuriem tikrai reikia, kad kiti pacientai turintis kažkokią tai, gal abejotiną problemą, neužimtų laukiančiųjų vietos. Tai čia yra tikrai didelė bėda ir tų dermatologų atrodo vis paruošiama nemažas kiekis, bet labai didelė dalis nukeliauja į kitas sritis, nes dermatologija yra labai plati sritis. Tai aišku, grožis ir ilgaamžiškumas kur kas skanesnė tema. Taip, ir tai yra bet labai čia padarykit reklamą, bet jau čia padarykit, Jolanta, kodėl jaučiat, kad vertės kuriat būtent būdama darbe tokiame, kurį pasirinkot? Tiesiog aš save matau ligoniniai, ten, kur sudėtingiausi pacientai ateina, ten, kur reikia kiekvieną dieną susidurti su tam tikrais iššūkiais ir turbūt labai didelį pasitenkinimą jauti, kai tas pacientas pasveiksta ir diagnozuotas kokias nors labai retas susirgymas ir pavyksta su komanda jį
pagydyti tą pacientą, tai mano vieta yra ligoniniai. Yra, aišku, ir turbūt ne vienas dermatologas, kuri pasakytų tą patį, kad jos džiugina tas darbas. Šalia galima turėti ir kitokius darbus, ir eiti ir grožį kartu kurti. Jis taip pat neatsiejamas, nes pas dermatologą dažnai ir į ligoninę su melanoma pacientai besikreipiantis klausia, ar galima naudoti tam tikras grožio priemonės, injekcijas ar dar kažką. Tai negali nutolti labai nuo to. Visiškai jūs turite žinoti, ar ne? Taip, Kaip čia tą taip. botoksą po to galiu Tikrai čia taip. vartoti, ar ne? Tikrai taip, Tai ar labai galiu? dažnai. Ar galiu botoksą vartoti, jeigu buvo kažkas negerai su apgamu? Taip. Tačiau tai yra labai daug apribojimų ir vėlgi apie tai visą laiką sutarėm su pacientu, kada bus galima daryti, kokiose vietose galima daryti ir tikrai nepasakom pacientei dažniausiai, ne, tu jau nebegalėsi būti graži, negalėsi ten, nežinau, permanentinio makiažo ar ten kažkokiu tai grožio procedūrų, masažų ar kažkokiu aparatiniu dalyku. Aš labai noriu, Jolanta, kad tris tuos pirmuosius žingsnius, kurių mokot šeimos gydytojus, ir mum paskaitumėt laidos žiūrovams. Gal yra tie tokie, aš matau, ne save. Vadinkim savo artimą žmogų, šeimos narį, vaiką, taip pat čia galima apie tai kalbėti. Kas yra tie kertiniai žingsniai, kuriuos privalau padaryti, kad žinočiau, kad metas pas šeimos gydytoją parodyti ir jam tuos mano apgamus? Kadangi šeimos gydytojas vis tiek yra tas pirmas žmogus, kur pacientas kreipiasi ir dažniausiai tas kontaktas būna ženkliai geresnis ir lengviau ir pasiskambinti, ir pasitarti, tai jeigu pacientas sako, kad aš turiu kažkokį tai darinį, kuris atsirado naujai, jisai pakeitė spalvą, jisai kraujuoja, sparčiai auga, tai jau yra ženklas, kad laikas jį parodyti specialistui. Jeigu atsirado apgamas, kurio nebuvo ir jisai sparčiai keičiasi ir didėja, taip pat yra ženklas. Jeigu iš gausybės apgamų, žmonės dažnai ateina ir 500 apgamų, bet vienas kažkuris tai staiga pasikeitė ir nerimastingai atrodo, tai vėlgi kartais geriau galbūt be reikalo, bet pasižiūrėti. Juolab, kad tas pažiūrėjimas dermatoskopu tai yra labai greitas, labai specifiškas ir praktiškai diagnozė apie 90% būna teisinga. Ar aš galiu kaip asmuo turėti tokį aparačiuką namuose? Dermatoskopą? Taip. Taip, jeigu jūs 12 metų pasimokysite medicinoje, tai dermatoskopas tikrai bus jūsų įrankis. Ar verta? Tai gerai. Super. Koks dažnas tas žiūrėjimas į save? Kiek aš dažnai čia turiu kažkaip apsižiūrinėti? Nes tikrai nematau ten nugaros. Yra metodikos. Žinot, moteris, jos dažnai matuojasi rūbus ir dažniau, kaip aš sakau, staiposi prieš veidrodį ir mums rūpi, ir kaip ten nugaroje atrodo tos klostės. Tai moteris tikrai moka tą daryti ir rankas pakėlusios ir visai kaip besimatuodamos rūbus. Vyrai dėja to nedaro, tai visada pravartu turėti šeimos narį, kuris pasižiūrėtų. Ir aš neskau, kad reikia tą daryti kasdien ar kartą mėnesį, tikrai ne, bet labai smagu būtų prieš vasaros sezoną, jeigu apsižiūrėtų, ar ten vasarai baigiantis, tai nors kartą metuose apsižiūrėti odą, parodyti galvos odą, kurios mes taip pat negalim patys pažiūrėti ir jeigu užčiuopiam kažką, tai būtų pravartu. Man sakė, kad virš 35 apgamai neatsiranda. Ne, atsiranda pigmentinės dėmės. Ne. Pigmentinės dėmės mitų neigėja šiandien. Pigmentinės dėmės tikrai atsiranda, todėl kad pigmentiniam dėmėm atsirasti reikia laiko. Turi būti foto pažeidimas, galbūt naudojam kažkokius tai vaistus, dažnai kontraceptikus moteris naudoja ir eina į saulę. Tai tos pigmentinės dėmės jos yra dažnai siejamos su fotosenėjimu. Tačiau niekas nekliudo atsirasti ir apgamams. Nėra tokio amžiaus ribos, kad apgamai neatsirastų. Ir kai kalbam apie vaikus, tai vėlgi iki 5 metų mes juos traktuojam kaip įgimtais apgamais, kurie atsiranda, vėliau jau jie įgyti. Bet vėlgi nėra tokio kriterijaus, kad vaikas irgi gali gimti su pigmentiniu dariniu. Taip. Alvydai, tai Lietuva sveiksta? Aš manau, kad dėka visų pastangų mes turime šiai dienai situaciją, kada jau nebėra tabu apskritai onkologija.
Ir tai yra galimybė tiem žmonėms, sakykime, apie tai atviriau pasikalbėti, netgi ir su kaimynu ar su šeimos gydytoju. Ir jau anksčiau tai sakydavo šeimos gydytojas, kad aš čia nieko nesuprantu, tu eik pas onkologą. Bet sako, aš noriu su jumis pasitarti. Tai aš manau, kad Lietuva eina sveikatinimo keliu tikrai. Mes jau dabar turbūt turime irgi tam tikrų savo norų ir žiūrime, ką mes valgome, ką mes tepame, kaip mes prisižiūrime savo sveikatą. Vien į tai, kad darbdaviai didžioji dalis, ten sakykime, privačių kompanijų jau duoda sveikatos draudimus, kad jūs galite eiti be eilės, kad ir mokamos paslaugas, kad ir tie patiem dermatologam, kurie specializuojasi galbūt į onkologinę kryptį žiūrėti ir save, tai tas motyvuoja žmonės tą daryti, nes, nejaugi nepanaudosiu tų pinigų, tai bent jau pasidarysiu, kažkokį tai gerą darbą, pasižymėsiu, kad aš tą Tai aš manau, tai yra į sveikatinimą nukreipta intencija ir labai smagu, kad ir darbdaviai, ir aplinka, ir mūsų žiniasklaida, komunikacija prisideda prie to. Tai mums gerai iš vienos pusės. Bet iš kitos pusės irgi mes turime daugybę perteklinių pacientų, kurie pamato, baimę sužino ir tada jie puola vis tiek, aš noriu pasitikrinti, šaukia, kad mano eilė, tai aš čia dabar numirsiu, jeigu tenais už 2 mėnesių, nors pavyzdžiui 10-15 metų iki to buvo viskas tas. Tai dabar per mėnesį, jeigu negauna, vizito laiko, tai jau yra blogai. Norime pasakyti, kad ir mes ligoniniai turime, ir Lietuvoje yra žaliojo koridoro principas, kuriame jeigu tu jau įtarė, ar šeimos gydytojas ir įtarė ir pamatė, arba, sakykime, su dermatoskopu jau kad yra įtarimas odos vėžio, odos melanomos ir taip toliau, mes turime žaliojo koridoriaus prieinamumą labai greitai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kada žmogus registruojasi per žaliojo koridorio vadybą, tai yra organizuojamas labai greitas konsultacijos laikas, tai yra, trunka turbūt apie savaitę galbūt. Iki 2 savaičių. Iki 2 savaičių. Ir ten kamščių nėra, ne? Ir ten kamščių nėra, bet tada turi būti jau irgi taip pat, kaip sakyti, motyvuotai, tai neturi būti, taip bet kas. Būna tokių mėgėjų, kurie galbūt tai nori padaryti, tai ir mes saugome tas vietas, jos yra kiekvieną dieną yra duodamas ir tokių ligonių yra daug. Tai čia yra visų onkologinių susirgymų taip pat, neišimtis yra melanoma. Bet dar, Alvydai, truputėlį apie tuos labai norinčius kuo greičiau parodyti. Čia skuba yra, bet ne tokia kritinė skuba. Tikrai, kad ne. Jeigu tu turėjai tą židinį kažkokį, kuris augo tau 10 metų, 15 metų, tai čia 2 savaitės ar netgi mėnuo, tai tikrai nepakeis tos situacijos. Bet datą žinoti būtų gerai. Nebejotinai. Ir aš manau, kad tą reikia dirbti ir daryti. Šiai dienai, negalėčiau pasakyti, bet dermatologų išleidžiama kiekvienais metais maždaug apie 10-15 Lietuvoje. Reiškia naujų. Čia nesakau, kad tie, kurie išeina jau į užtarnautą poilsį arba tenais, tai reiškia jų prieinamumo yra, tik tai kompetencijų galbūt šiek tiek. Jeigu tu nesusiduri su šita liga ir nedirbi arba komandoje ir taip toliau, tai yra labai sudėtinga galbūt ir atpažinti ir galbūt ir gerai, kad žmonės sako, ne, mes onkologijos neimam, mes galbūt su grožiu labiau ir taip toliau. Ir tada jau siunčia jau kritiką, bet jau dermatologo užmesta akis, sakykime, kad ir su grožiu dirbančiu ir jam įtarus, jau tada kyla didelė tikimybė, kad ten tikrai gali būti tas, tai jau siunčia tikrai specializuotą, mūsų ligoninės centrą pas daktarę, kad galima būtų tikrai patvirtinti arba paneigti, tą diagnozę. Alvydai, super. Lietuva sveiksta, kai mums visiems rūpi. Taip. Net kai aš ateinu, atsiprašau, antakių išsipešioti, bet žmogus, kuris tai atlieka, mato, kad paraudė, kraujuoja, apgamas. Gali man sakyti, ar čia jums normalu? Labai dažnai grožio specialistės atsiunčia iš tikrųjų. Tikrai. Ir ačiū joms. Taip, ačiū joms. Visada pacientai sakau, grįžkite ir padėkokit savo grožio specialistai, kad jinai įtarė. Gera, taip, ir eikim pas tas grožio specialistas, kaip gera. Jolanta, visiškai pabaigai tokį praktinį patarimą. Mes čia esame vietoje, kur žmonės ima lentas ir plaukia į vandenį ir jie žino, kad reikia užsitepti tokį pieštuką, kur liks balta, nes saugosis nuo saulės.
Jeigu pavažiuotumėm keletą kilometrų į dešinę, į Palangą, tokių, kur neatskirtumėm, žinot, ar pušis, ar žmogaus oda, tikrai sutiksiu. Tikrai žinau, kad sutiksiu. Kokį jūs rekomenduojat rinktis kremą, kokio to intensyvumo? Aš pati vaistinėse tai atsimenu, ką ten sakydavom ir ką tai reiškia, kad nesipliusuoja. Jeigu užsidėsiu BB kremą plus 20 ir dar kremą nuo saulės plus 50, nesigaus 70. Pasirodo. Kaip jūs rekomenduojate? Čia, kur šitie žmonės plaukia su lentom, tai jie savo kūną dengia rūbais ir labai apsaugo ir te lieka tik tai veidas. Jeigu mes čia pavažiuotumėm kelis kilometrus, mes patektumėm į nudistų pliažą ir ten yra visos vietos atviros ir tos, kurios yra labai sauliai pažeidžiamos, tai yra genitalijos, krūtis. Tai... Ten oda kitokia? Taip, ten yra šiek tiek kitokia, anatomiškai kitokia oda ir jeigu jie eina tenais ir stovi ir deginasi, vargu ar jie tepasi apsauginius kremus, nes tikslas yra tapti šokoladu. Tai aš norėčiau rekomenduoti visiems, tiek tiem žmonėm, kurie nepridengia savo kūno rūbais, tie, kurie labai saugosi, kad vis tiek tos likusios nepridengtos vietos turi būti pateptos apsauginiu kremu. Ir apsauginis kremas tikrai, jeigu kalbėti vėl, grįžti prie mitų, tai jis tikrai vėžio nesukelia šiai dienai. Ai, čia dabar toks mitas? Taip, į kitą pusę? Į kitą pusę. Aleliuja. Tai apsauginis kremas tikrai saugo nuo saulės, tik tai vėlgi jį reikia tinkamai patepti ir tinkamo SPF, o tai SPF turėtų būti ne mažiau 50. Visi kremai, ar tai bus 50, ar tai bus 100, ar tai bus 30, jie saugo ne ilgiau kaip 2 valandas, todėl tas kartotinas tepimas yra būtinas. Ir pakankamas kiekis, tai jeigu žmonės nusiperka vieną buteliuką kremo ir tepa visą šeimą, visą sezoną, tai tikrai arba 3 sezonus, tai tikrai neužtenka. Tai turi būti patepta visa oda, padengta visa oda ir turim saugoti, niekas mūsų neapsaugos nuo saulės, tik mes patys. Tai tos mamos, tos, kur ateikit prie jūros ir tepa ištisai rankovėm, šaunuolės? Šaunuolės, tikrai šaunuolės. Gavot ką tik komplimentą. Taip. Vieną dalyką, kurį išmokau, labai svarbu vakare nuprausti muilu. Ar yra taip? Taip, bet ką mes užtepam ant odos, tai gale dienos tai būna košė ir odos, ir negyvų odos ląstelių, ir dulkių. Tai viską reikia nuprausti, žinoma, tai yra tiesiog... Tai jums tai žinoma? Higiena. Tai yra kasdienė higiena, taip kaip mes esame išmokę dantis valytis vakare, taip ir odą nuprausti reikėtų bet kokiu atveju. Bet paaiškinkim truputėlį, nes čia jums tai ne naujiena, bet yra žmonių, kurie man tikrai buvo labai didelė naujiena, kad vaikai vasarą yra tiek pavargę ir aš juos taip suprantu, kad leisti sakyti, kad aišku, šiandien ateik pėdutes, išsivalyk dantis ir reik miegoti. Bet kai suvokiau, kad tos medžiagos, jos visai neturi giliau eiti į mūsų gilesnius sluoksnius. Taip, jos lieka odoje, odos paviršiuje ir tai yra tam tikros medžiagos, kurios atspindi saulės spindulius ar absorbuoja. Jų nereikia mums, jas reikia nuplauti, kad jos nedirbtų savo juodo darbo ir nekimštų porų ir šiaip, tai yra tiesiog sluoksnis purvo. Vakare tai gaunasi purvo sluoksnis. Ir, žinot, kai labai karšta, labai vis norisi pagalvoti apie gaivą ir žiemą, man buvo labai keista, kad mes SPF turime naudoti ištisus metus. Taip, čia vėlgi galima diskutuoti apie tai, ar tikrai reikia naudoti. Tai jūsų labai Jolanta, jūs norisi nuomonės. Aš sakau, kad taip, todėl kad tai yra išmokoma tarsi rutina, kiekvieną rytą atsikėlus prieš einant į lauką, pasitepti veidą su SPF, nes kai ateis kovo mėnuo ir pradės šviesti saulė, mes tiesiog dar būsim nesupratę, ar jau reikia, ar dar nereikia. Taigi, jeigu mes tepsimės ištisus metus, tai tiesiog tai bus rutina, kaip vėlgi išsivalyti dantis, taip pat pasitepti kremų su SPF. Dar apie vos apie plaukus. Ar jie irgi gauna? Taip, jie gauna. Tai ko nereikia? Mes labiau gal bijom galvos odos plikos, kai yra vyrų plikė, ar tai yra tie vadinami skyrimai, kurie nudega. Tai vėlgi tai yra ta pati oda neapsaugota saulės. Šiaip plaukų kupeta saugo odą nuo saulės, bet yra labai smagios priemonės nuo saulės kaip dulksna, kurią gali tiesiog atsistojus purkšti, kliūna ir plaukam,
kad jie netrupėtų, nelūžinėtų. Pasitikslinu. Ir Tai, kuo mes purškiam veidą, taip, nieko tokio, jei gaus plaukai ir Labai net, gerai. net labai gerai. net labai gerai. Kremas tinka plaukams? Tinka. Tinka. Bet vėlgi mes akcentuojam ne patį plauką, ne patį plauko stiebą, bet daugiau šaknis ten, kur ir šviečia ta plika oda ir turim Visi žinom tą, kad jeigu po vasaros pasidarai kitą skyrimą, staiga balčiau kažkodėl. Ten, ar ne? Labai gerai, Jolanta, tai ar sveikstate Lietuva? Tikrai sveiksta ir kartais mes sakom, kad dirbtinis intelektas kiša koją daktarams, tai nieko jisai nekiša, jisai pagelbsti ir pacientai ateina pasiskaitę, jie užduoda tokius prasmingus, kertinius klausimus, jie viską žino ir kartais te trūksta tik tai mažų detalių, kad užtvirtinti, tai tikrai sveiksta ir ateina su ta nuomonė, kad reikia saugoti odą ir manau, kad taip, kad viskas pirmin tik geriau. Mėlyjei, va tokie tie čiasai. Aš čia su jumis sėdėčiau, galėtumėm užsisakyti pietus ir čia toliau būti. Vieną tokį dalyką noriu pabaigai. Man jausmas, kad žmonės, kuriuos supa informacija, žino, ką daryti. Jiem prevencija yra normali. Jie mėgsta staipytis, jie mėgsta, dabar man atrodo, net pasistaipyti gali elektroniniu būdu, rinkdamasis tą suknelę, tau tiks ar ne. Man neramu šiek tiek dėl tų, kurie tos informacijos tiek negauna. Jiem atrodo, panorama yra tai, ką verta pasižiūrėti, o paskui serialai ir gana. Tai jeigu leisit, kažkaip pabaigai labai norėčiau palinkėti žmonėms pagalvoti apie tuos, kurie nėra informacijos chaose. Ir pažiūrėti į tai ne kaip į pliusą, o kaip į jūsų būtinybę jiems padėti, nes galbūt jie tiek nesistaipo. Tai kai pagalvojat apie save besistaipantį ir matantį, kas ten vyksta, pagalvokit apie tuos, kurie gal tiek nedaro ir jais pasirūpinkit. Jūsų užduotis. Ačiū Jums labai, čia buvo laida Lietuva sveiksta. Be galo Jums dėkinga. Ačiū. 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 Dėkinga.